Socialinių tinklų saugumas. Socialiniai tinklai tapo pagrindinė kasdieninio gyvenimo dalimi, tačiau kartu su jų populiarumu atsiranda ir rimtų saugumo iššūkių. Socialinių tinklų saugumo tikslas užtikrinti, kad asmeninė informacija būtų apsaugota nuo neteisėtos prieigos, piktnaudžiavimo ir kitų grėsmių. Kiekvienas vartotojas turi būti atsargus, kad apsaugotų savo tapatybę, informaciją ir asmeninį gyvenimą nuo potencialių pavojų. Pagrindinės grėsmės socialiniuose tinkluose. Tapatybės vagystė, neteisėtas asmeninės informacijos gavimas ir jos naudojimas asmeniniai nauda. Phishingas, apgaulingos žinutės arba svetainės, kurios bando išgauti vartotojo slaptažodžius ar kitus duomenis. Socialinė inžinerija, manipuliavimas vartotojais per jų emocijas ir elgesį siekiant gauti konfidencialią informaciją. Kenkėjiškos programos, kurios gali būti įdiegtos per paspaustus nuorodas arba įkeltas failus. Hakerių atakos, neteisėtas prieigos bandymas į socialinių tinklų paskyras, siekiant pavogti informaciją arba įvykdyti kitus nusikaltimus. Netinkama privatumo kontrolė, per didelis asmeninės informacijos dalymasis viešai, kas gali tapti potencialių grėsmių šaltiniu. Asmeninės paskyros apsauga. Naudok stiprius slaptažodžius, pasirinkite slaptažodžius, kuriuose yra didžiųjų ir mažųjų raidžių, skaičių ir simbolių. Įjunkite 2 faktorių autentifikavimą, tai papildoma saugumo priemonė, kuri reikalauja, kad prieigos prie paskyros būtų patvirtintos naudojant kodą gautą telefonu. Patikrinkite ir atnaujinkite privatumo nustatymus, daugelis socialinių tinklų leidžia nustatyti, kas gali matyti jūsų įrašus, nuotraukas ir informaciją. Apribokite prieigą tik tiems, kuriems pasitikite. Stebėkite savo paskyras, reguliariai tikrinkite savo paskyras, kad pastebėtumėte įtartinus veiksmus, pavyzdžiui, nepažįstamų įrenginių. Prisijungimus. Socialinių tinklų saugumo praktikos. Būkite atsargus su viešais įrašais, dalindamiesi informaciją apie savo buvimo vietą, planus ar asmeninius įvykius galite atskleisti per daug. Venkite paskelbti informaciją, kuri gali būti panaudota prieš jūs. Nenaudokite viešų Wi-Fi tinklų be virtualaus privataus tinklo. Viešosios Wi-Fi jungtys dažnai nėra saugios, todėl naudojant šias paslaugas, naudokite virtualų privatų tinklą ir taip apsaugokite savo internetinę veiklą. Neskubėkite spustelėti ant įtartinų nuorodų ir priedų. Jei gavote žinutę iš nežinomo asmens, kuriame yra nuoroda ar failas, neskubėkite paspausti, nes tai gali būti phishing ataka arba kenkėjiška programa. Stebėkite savo socialinių tinklų veiklą. Jeigu pastebėjote, kad kažkas neteisėtai naudojasi jūsų paskyra, nedelsiant pakeiskite slaptažodį ir praneškite apie tai socialinio tinklo administratoriui. Tapatybės ir privatumo apsauga. Nebijokite naudoti pseudonimų. Kai kuriais atvejais geriau naudoti pseudonimus ar anoniminius vardus, kad išlaikytumėte savo tapatybę saugią. Dalinkitės tik būtinąją informaciją, apsvarstykite, kokią informaciją dalijatės apie save internete. Pasistengkite išvengti pernelyg detalių duomenų, tokių kaip gimimo data, telefono numeris, adresas. Atsargiai su draugų priėmimu, priimkite tik tuos asmenis, kuriuos pažįstate asmeniškai. Nepamirškite, kad net ir draugas gali turėti piktybinių ketinimų. Kibernetinės grėsmės ir atsakomybė. Nors socialiniai tinklai suteikia galimybę bendrauti su draugais ir dalytis informaciją, jie taip pat gali tapti grėsmių šaltiniu. Kiekvienas vartotojas turi būti atsakingas už savo elgesį internete ir užtikrinti, kad asmeninė informacija būtų saugoma nuo pavojų. Be to, svarbu informuoti kitus apie grėsmes ir skleisti žinias apie saugumo priemonės, kad būtų galima apsaugoti ir bendruomenę. Išvados. Socialinių tinklų saugumas reikalauja nuolatinės atsargumo ir žinių apie galimas grėsmes. Taikydami šias pagrindinės saugumo priemonės, galite žymiai sumažinti riziką ir užtikrinti, kad jūsų socialinių tinklų paskyros būtų saugios nuo įvairių grėsmių.